Sveiki visi Žiburo žinių žiūrovai. Su jumis pirmą kartą studijoje Adrija ir Vasara. Vasara, kaip matai, aš šiandien pasipuošiau švarku. Na, o kur tavo švarkas? Na, šiandien pasijutau sportiškai, tad užsidėjau džemperį. O nemanai, kad kaip prezidentė turėtum rodyti pavyzdį ir apsirengti šiek tiek oficialiau? Na taip, sutinku. Kitą kartą užsidėsiu švarką. Prisimink savo pažadą. Na, o aš ne veltui pradėjau kalbėti apie švarkus, nes visai neseniai gimnazijoje mokiniai pasipuošė švarkais ir kostiumais penktadienį. Taigi pasižiūrėkime trumpą reportažą apie tai. Sveiki, mielieji, su jumis Mados Reidas, o šiandien pas mus mokykloje minima tarptautinė kostiumų diena. Kaip matote, aš šiandien pasipuošiau, pasistengiau, o eikime pažiūrėti, kaip mūsų žiburiečiai šiandien atrodo. Labai gražiai atrodo, įvėjau. Smagu matyti pasipuošusius žiburiečius, vaikinukus, labai gražiai atrodo, įvėjau. Aš tau turiu klausimą. Ar žinai, kaip vadinasi moteriškas kostiumas? Nes vyriškas tiesiog kostiumas, o kaip moteriškas vadinasi? Neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju, bet žinok, labai paprasta. Kostiumetė? Kažkas panašaus. Šaknis kostium... Jo. Nežinau. Neįsivaizduoju. Gaila, eikime pažiūrėti, ką kiti mano. Dar sutikau vieną pasipuošusią merginą, kuri atrodo tiesiog puikiai. Gal truputėlį ir gal tokia iš laidotuvių temos, bet nieko, matau merginos veiduke, yra šypsena, jinai laiminga ir graži. Na, pakomentuok savo šiandienos kostiumą, nes matau labai puiku suderinta viskas, yra ir šlipsiukas viskas, na, sakyk. Tai pasiruošiau fizikos kontroliniui, kaip sakėjai, laidotuvės pakeliui. Nu, tai viskas aišku. Taip, viskas yra tikrai aišku. Manau, čia papasakoti apie ką. Ar pavyzdžiui, šlipsiuką pati rišaisi? Taip. Na, aš matau toksai kreivokas, bet nieko. Taip, aš sakyčiau visai nieko, kaip per 5 minutės išmoksti rištis kaklaraištį, yra visai pasiekiamas gyvenime. Va štai ir matosi mūsų žiburiečių pasiryžimas tokioms dienoms. O, jis irgi pasipuošia gražiai, čia matau jogą mokinasi, bet aš ne jogos klausimais, aš stiliaus klausimais, kadangi matau labai madingos panelės, tai va, aš matau, tu turi aksesuarų. Kokius aksesuarus labiausiai tau patinka derinti prie kostiumų? Nežinau, nelabai šiaip nešioju kostiumų. Nu, bet šiandien va teko užsidėti bent jau švarkutį. Šito, tai ir švarką, jo. Matau, derini skirtingai auksą ir sidabrą. Ką manai į tai? Ar yra gerai maišyti, ar yra blogai? Nelabai, bet, nu, aš tie padovanotų, nešiausi. Svarbu, labai. Taip. Matome dar puikiai pasipuošusis šiandien į temą žmonės. Prašau, atsistokite, pasirodykite. Matau labai įdomius ir naujoviškesnius švarkučius. Tai va, na, mūsų prezidentė labai klasiškai šiandien apsirengusi, juoda, balta, tikriausiai irgi pasiruošusi fizikos kontroliniui. Linkime sėkmės, na, nelabai manau, kad padės, bet nieko, bet matome, va, pasirodyk. Aš nežinau, ar jūs žinote, aš tai, pavyzdžiui, pirmą kartą matau tokius švarkus, iš tikrųjų labai šauniai, ar pakomentuosi, kur pirkai? Šiaip, į sesės savo. Nu, va. Va, vaikas pasiėmė ir išsitraukė iš sesės spintos, aš irgi iš sesės spintos išsitraukiau. Vasarą, iš kur tu išsitraukai? Iš senelio. Iš senelio, va, matot. Labas, Pijau! Labai gražiai atrodai šiandien, labai gražiai, labai. Iš tikrųjų, aš tau jau sakiau, kad gražiai atrodai, bet šiandien ypač gražiai atrodai. Ar pakomentuosi savo išvaizdą? Ką man sakyti? Pavyzdžiui, iš kur išsitraukai šitą kostiumą? Nu, iš turgaus. Iš tikrųjų, pas mus Prienų turgus yra labai geras ir mes su Pijum kartu galime parekomenduoti, kad dažniau apsilankykite. Tuos bobutės, kurios sakot, kad gražiai atrodot, jūs gražiai atrodot, patikėkit jo. Galima nusiderėti. Tai iš viso puiku. Ko laukit? Bėgam, važiuojam. Labą dieną, mokytojau. Aš norėčiau jūsų paklausti, mačiau praeitą dieną tokį gražų kostiumą buvot apsirengęs, o šiandien kodėl tokia proga, kodėl neužsidėjot?
Kostiumas šiandien irgi. Tai atsistokit, pasirodykit, aš nematau, sėdit jūs. Pažiūrėkit. Džinsinis kostiumas. Čia yra elitas, čia yra mokyklos elitas, čia yra prestižas. Vau, iš tikrųjų vau. Nu ką galiu pasakyti apie tos mūsų mokytojus, jie yra patys klasiškiausi, su nuostabiais įvairiausiais kostiumais. Džinsinis kostiumas, kas galėjo pagalvoti? Aš į tai atsižvelgsiu ir pasižiūrėsiu ir gal kitais metais ir pati užsidėsiu džinsinį kostiumą. Su jumis buvo aš Elžbieta, iki kitos mados reido. Oho, aš manau, mokytojo Petraškos švarkas buvo pats geriausias. O ką tu manai, Adrija? Aš manau, jog mokytojo švarkas buvo išradingiausias. Na, o Elžbietai linkime išpildyti savo norus. Toliau šiandien žiniose pamatysite reportažą apie fobijas, kadangi artėja baisiausia naktis – Helovynas. Sveiki, mėly Prienų Žiburių žinių žiūrovai. Su jumis aš Austėja ir rubrika Klausimėlis. Ugne, aš tau turiu klausimą. Ar švęsi šiemet Helovyną? O, ne, nešvęsiu. Kodėl? Sergu samhainofobija. Sergi kuo? Samhainofobija. Okei. Aš tai žinau, ką tai reiškia, bet keliaukim pažiūrėti, ar žino žiburiečiai. Ar žinai, kas yra samhainofobija? Kas? Ar žinai, kas yra samhainofobija? Ne. Bandyk spėt. Istorijos fobija, nežinau. Nu, realiai galima susijęti, bet baimė šventei. Kokia? Nu tai bandyk spėt. Nu tai... tikrai nežinau. Nežinai, kokia šventė artėja? Ai, Helovynas, ne? Nu, tai dabar suriš galus visus. Nu tai ta fobija, kur sakei, nu tai baimė Helovynui, mirties. Taip, ačiū tau. Bet tu jau ir taip kaip moliukas atrodai. Labas, per vėlu. Labas, Kornelija. Aš jums turiu klausimą. Kas yra samhainofobija? Kur aš galiu žinot? Tu viską žinai? Nieko nežinau. Tu žinai? Ne. Ar žinai, kas yra samhainofobija? Ne, nelabai. O gal nori pabandyti atspėti? Nu, duočiau spėjimą. Galiu duoti užuominą. Taip. Artėja viena šventė, gal žinai kokia? Helovynas. Taip, tai pabandyk šitą fobiją suriš dabar su šitą švente. Tai gal baimė ne tamsos, bus kokių baimė monstrų? Ne, grinai su švente surišk. Aš tau pasakiau jau atsakymą. Neįsivaizduoju. Helovyno baimė. Kas yra samhainofobija? Matikės fobija, tai čia tas pats, ne? Tai va kaip į matematikos. Ne. Nežinau. Baubų baimė. Baimė Helovynui. O tai kodėl tu jo nešventi? Ar žinot, kas yra sangvivorifobija? Čia kažkas su biologija, kažkokia liga. Ne. Ne. Kas yra fobija? Kažko bijojimas, baimės. Na tai pabandykit atspėti, kieno. Čia realiai susijęs su artėjančia švente. Artės baimė? Nu, panašiai. Kažkokiu persirengėlių baimė? Ne. O gal kartais žinot, kas yra sangvivorifobija? Tai gal moliūgų baimė? Ne moliūgų. Sanvi? Saulės. Ne, saulės vadinasi heliofobija. Tai jau galima sakyti atsakė į mūsų sekantį klausimą. Bet pabandykite atspėti, kas yra sangvivorifobija. Personažo. Helovyninio personažo baimė. Tik spėkit kurio. Klaunų turbūt. Ne? Pagalvokit, ko dar žmonės bijo. Senovėje labai bijodavo. Per vampyrų dienoraščius labai bijo. Vampyrų. Ar žinai, kas yra sangvivorifobija? Kažkur skaičiau internete, kad vampyrų baimė gal? Taip! Kas yra heliofobija?
O žinai, kas yra heliofobija? Ai. Tuok. Ne, aš to nežinau. Ir gal žinai, kaip vadinasi fobija nuo saulės? Sauliai? Ne. Heliofobija. Aš asmeniškai labai džiaugiuosi, jog manęs niekas nieko neklausė klausimėlio metu, nes aš nieko nežinojau. Aš nieko nesupratau, bet aš nieko nebijau. O dabar komercinis pasiūlymas. 27 dieną 5 val. Kviečiame visus pirmokus susiburti Žiburio kiemelyje ir tapti pakrikštintais tikrais žiburiečiais. Tuo ir pabaikime. Su jumis buvo Žiburio žinios. O.